Šiame pratęsime 19-18, tokių rezultatyvių pratęsimų nebūna. Tomas Galeckas spėja išmesti kamuolį, nepataiko metimo. Vytis bėga į aikštelės vidurį ir kovoja bronzos medalius 2016-2017 metų Maison NKL čempionate. Tai, kas prasidėjo prieš daugiau nei pusmetį, baigėsi ir baigėsi bronziniu triumfu. Šis sezonas nebuvo nusėtas rekordais, komanda jį pradėjo sunkiai ir sunkiai prasidėjęs sezonas, nors jame būta ir gerų atkarpų bei gražių akimirkų, neapsiėjo be traumų ir skaudžių pralaimėjimų. Komandos nariai keitėsi, treneriai ieškojo naujų kelių. Parodykit žmonės kalba aplinkui, kas čia pralaimo. Tai čia išeikit, padarom, laimim ir viskas. Kelią, kurio paskutiniai žingsniai buvo žingsniai baudų metimo linijos link. Daugiau nei 2 valandas ant atsarginių žaidėjų suolelio praleidęs Sheltonas Jacksonas pataikė 2 baudas išlyginusias rezultatą, o šakietis Marijus Užupis simbolišką padėjo lemiamą tašką rungtynėse ir bronzinėje kelionėje. Vyčio legionieriui, kuriam šis sezonas komandos pasiekimų požiūriu buvo sėkmingiausias per karjerą, teko išvykti Jungtines valstijas, nespėjus atsiimti bronzinio apdovanojimo. Namie Sheltono Jacksono laukė šeima ir gimimo dieną šventė sūnus. Nejaučiau nieko, taip, pabandęs prisiminti, kas užplūdo mintis metant lemiamas baudas, prieš įskrisdamas kalbėjo legionierius. Of course, the most memorable thing would have to be seconds winding down in the last game, and the buzzer sounds and we win, you know, after an up and down season, after being down 0-2. I won't say it was far-fetched that we would win, because I always believed in us and as a team. But it was just a great feeling to win, claim the bronze medals, or bronze championship, whatever you want to call it. So that's for sure going to be my best memory. I think the sky's the limit for me. I'm experienced, good point guard, I can play multiple positions. And I can do a lot on the basketball court, and I still have a lot to give. So the sky's the limit. I'm not sure what's in store, but I'm sure it's going to be something great. Uždaryti įsimintino sezono komanda susirinko ten, kur, kaip galite prisiminti, kadaise šeimininkavo virtuvėje, Ziplių dvare esančiame Kuchmistrų restorane. Šventės metu buvo pagerbtas naudingiausių viso sezono žaidėjų pripažintas Paulius Belevičius. Tokį įvertinimą ir 150 eurų Sportland čekį žaidėjas pelnė krepšinis.net skaitytojų ir komandos draugų dėka. Tiek Paulius, tiek komandos prezidentas, tiek treneris buvo vieningi. Paskutinės 5-osios rungtynės dėl 3-osios vietos buvo įsimintiniausias šio sezono momentas ir ko gero gražiausia akimirka per visą komandos istoriją. Pergalė arba prizinė vieta šiuo atveju, bet mažajam finale pergalė, emocijos labai geros ir kaip aš džiaugiuosi, kad visi tikėjo komandą ir vyrai turbūt pajuto, kad tiki jais ir iš tikro paskutinės 3 rungtynės sužaidė puikiai ir padovanojo istorinę pergalę sirgaliam, šakiečiam, visiems tiem, kurie jais tikėjo. Manau, kad atminty labiausiai pasiliks 3 paskutinės varžybos. Galbūt ne tai, kad visos paskutinės 3, bet tos galbūt netgi 5, galima sakyti. Tie tokie pralaimėjimai, galbūt pirmos varžybos Raseiniuose, kur tikrai turėjom realių šansus laimėti, bet dėl tam tikrų klaidų tiesiog to nepavyko padaryti. Antros varžybos Šakiuose, kur atrodo kaip ir turim laimėti prie savų žiūrovų ir tą susigrąžinti namų pranašumą, bet gaunasi viskas atvirkščiai. Ir galų gale sugrįžimas, iš tikrųjų, sugrįžimas toksai, kad 3 pergalės iš eilės ir, manau, vainikavo tikrai tą visą sezoną. Treneris pašnekėjo, kad jeigu taip liksim 4, tai niekam neįstriks, niekam neatsiminsi, gal niekad vaikam negalėsi pasakyti, kad va, čia dalyvavom, gal gerai sekės, blogai sekės, bet tai ką užėmė, 4 vietą, bet kur medalis jo nėra, iš tikrųjų. Mes taip nusprendėm, kad
tiek jau nervuotis neverta, jau ką pristreniravom, tą turim, ką varžybose viską atidodam save, tiesiog reikėjo gal daugiau netgi atsipalaiduoti. Iš tikrųjų, atvažiavom su gera nuotaika, rūbinė, bairiai tarp žaidėjų, tikrai išėjom apšilinėti su gera nuotaika ir visas tas atsinešimas geras ir rungtynėse. Viskas atrodo paprasčiau, lengviau, viskas gaunasi, tarpusavį tas komunikavimas paprastesnis. Taip žiūrim, kad tai labai gerai sekasi. Kodėl dar vienų nelaimėjus varžybų? Atrodo, iš šono pasako, dabar 3 iš eilės laimėti, tai beveik neįmanoma prieš tokią komandą. Tai pažiūrėsi, bet laimi išvykoj, grįžti namo. Tu namie turi būtinai laimėti. Laimėjęs namie, jau nebežiūri, kad 2 laimėjai iš eilės. Tu žiūri, kad jau rezultatas yra lygus, liko 1 varžybos. Arba. Atvažiuoji tas varžybas, padarai viską, ką gali. Mūsų gal sėkmė dar palydėjo ir mums medalį. Lietuvos krepšinio fanų komanda atsisveikina iki kito sezono.